Raimundas Danys 12 ir Laurinas Mikalauskas 40. Vilmanto Dilio, jau minėjau, komandos lyderio. Naglėje nebėra, persikėlė į Perlą. Čiama ataka ir Valančiūno blokas Raimundui Daniui. Marijampolės Sūduvoje praėjusį sezoną žaidusiam krepšininkui, o Laurinui Mikalauskui kol kas labai sudaro tai komandos kapitonas Mindaugas Reminas. Ir dar kartą Valančiūnas iš 8 Lietuvos Ryto taškų 6 surinko būtent Jonas Valančiūnas. Kol kas didelė problema. Ir Naglis gali tiesiog tapti atpirkimo ožiu, jeigu Lietuvos Rytas nuspręs žaisti štai taip. Bredas Niuliai per visą aikštę. Kaip amerikiečiai sako, nuo kranto iki kranto ir viskas baigėsi. Klaidų daug. Klaidų kuo toliau, tuo daugiau ir kuo toliau, tuo lengviau. Štai tokias progas realizuoja Lietuvos Rytas. Pirmojo kėlinio pabaigoje skirtumas pasiekia 20 taškų. Bredas Niuliai taip pat rezultatas. Lau. Dar vienas prarastas. Lengvais taškais greitose kontratakose. Brangiai kainuoja. Kiekvienas toks suklydimas. O DJ Strawberry įrodo, kad yra pasirengęs džiuginti žiūrovus jau pirmuoju. Prisilietimų yra Naglio rezultatyvumas. Šiose rungtynėse Lietuvos Rytas taškų pelnė 30, o Strawberry pajutęs, kad gali siautėje. Mackevičius prameta iš toli. Strawberry žaidžia šiandien daug ir bent jau kalbant apie individualią. Jasaitis atmeta kamuolį DJ Strawberry, šis pabando iš toli ir pataiko. Pirmasis taiklus Strawberry tritaškis šiandien ir 9 taškas. Fortitudo komandoje. Dabar jis gauna kamuolį po krepšiu. Perdavimas Nagai, šis deda iš viršaus ir 77-44. Klausimų, ko gero, šiose rungtynėse nebelieka. Na, klausimų dėl to, kas laimės. Jasaitis iš toli, dar vienas taiklus metimas, 84. Eleminas renkasi štai tokį sprendimą ir pirmieji Karolio Petrukonio taškai Lietuvos Ryto komandoje. Jomantas iš 3 taškų zonos, 100 taškas yra likus žaisti. Minutė 17. Tai nėra labai svarbu. 33 taškai. Ta akimirka skyrė komanda 102-69. Toks yra galutinis šių rungtynių rezultatas.